Mes su Rita iš tikrųjų susitikom ganėtinai senai. Jinai tuo metu dar buvo antrokė, aš buvau jos pradinių klasių mokytoja. Ir mūsų ta pažintis, ypač muzikinė, tokia buvo iš tikrųjų labai šilta ir miela. Labai mama džiaugiasi tuo, kad Rita dainuoja ir iš tikrųjų tas rūpestis ir ta tokia globa, tai iš tikrųjų jaučiama ir ta pagalba, ir parama, ir Rita, kaip supratau, ir vakarais, kai repetuoja ir dainuoja, tai mama turi išklausyti jos atliekamų dainų. Tai jinai iš tikrųjų jaučia pačią didžiausią tą tokį ryšį su muzika. Jie jaučia, kaip pati pat rašo, meilę muzikai. Aš manau, kad Rita iš tikrųjų sutverta tai didžiai scenai ir dabar tas bandymas, tiesiog tas iššūkis mestas, tai jai jau bus tikrai labai didelis žingsnis. Iš tikrųjų jinai labai yra šilta, labai miela, labai atvira ir savo tą tokią teigiamą ir asmenybę pati, kaip vaikas, jinai atneša to tokio pozityvo į darbą, visą į veiklą, nes jos juokas, jos šypsena visada tiesiog maloniai nuteikia veiklai visai. Ir kai padirbę su žmogum, tu išeini ne tik, kad, kaip sakyt, atidavęs visas savo jėgas, bet tu ir pasikrauni tą gerosiom emocijom ir nuotaiką darbui tolimesniam. Ritai nepatinka išdavystė, melagystė ir ypač tai, kad jeigu žmogum tu labai pasitiki, jis tave paveda. Tai iš tikrųjų labai skaudina ir labai sunku tuomet. Rita yra labai šilta, labai iš tikrųjų visų mylima ir mėgstama.